direktoriau, jau beveik mėnuo laiko, kaip šildymo sezonas baigėsi mūsų rajone ir apibendrinamos išvados jūsų. Koks buvo tas šildymo sezonas? Taip, šildymo sezonas pasibaigė, įmonė jau pradėjo paruošiamuosius darbus sekančiam šildymo sezonui. Tad kalbant apie šildymo sezono rezultatus vartotojams, reikėtų pažymėti, kad iš tikrųjų šildymo sezonas buvo pigesnis mūsų vartotojams, nežiūrint tai, kad šilumos kaina praėjusiu metu rudenį apie 5% padidėjo. Tačiau dėl pagrindinių faktorių, kurie įtakojo būtent šildymo kaštus praeitą šildymo sezoną, mūsų gyventojai, turėjo bendrasias išlaidas šildymo sezono metu mažesnės. Ir tai suprantama malonu yra vartotojams, nes jie sutaupė, o sutaupimai, galėčiau pakomentuoti, būtų tokie. Mes analizavome atskiras daugiabučių namų grupės ir jas skirstome į taupiausius namus, vidutiniškai taupius ir namus, kurie daugiausiai suvartoja dėl įvairių priežasčių. Ir matome, kad būtent lyginant 12-13 metų šildymo sezoną ir 13-14 metų, tai yra praeitą šildymo sezoną, matome, kad sutaupimai yra, tų taupiųjų namų grupėje yra apie 130 litų, vidutinių namų grupėje, vidutinio taupumo grupėje yra apie 200 litų, o tie, kurie prasčiausi namai buvo, tie sutaupimai yra netgi siekiantis iki 300 litų. Tad mes manome, kad mūsų vartotojai iš esmės sutaupė vieno mėnesio šildymo kaštus pagal sutaupimo mastus. Tai yra turbūt reikšminga, nes procentaliai išreiškiant kažkur tie sutaupimai vidutiniškai, pabrėžiau, vidutiniškai siekia iki 15%. Tai suprantama yra reikšmingi pinigėliai mūsų vartotojams ir iš tikrųjų reikia pasidžiaugti, kad ne tik gamta šiuo atveju davė šiltesnę žiemą, bet ir kiti darbai, kurie jau įtakojami būtent tiek šilumos tiekėjo, tiek vartotojo, davė tam tikrų rezultatų, apčiuopiamų rezultatų ir tai tikrai reiktų pažymėti, kad mes jau turime konkrečius apčiuopiamus rezultatus daugiabučių namų punkto automatizavimo, rezultatą teigiamą, taipogi tai atlikti darbai yra įmonės, o tikrai pastebime gražius pokyčius ir pačių namų bendruomenių, būtent atliekant įvairius atskirus, kad ir nedidelius namų sutvarkymo darbus, tai matome, kad toliau keičiami butų langai į sandarius, keičiamios durys laiptinių, keičiami langai laiptinėse, pusrūsiuose. Ir visas šitas darbas iš tikrųjų duoda pakankamai apčiuopiamų rezultatų. Mes ne vienoje laidoje ir reportaže esam tai minėję, kad būtent atliekant tuos smulkiuosius tokius atnaujinimo darbus, pastate galima sutaupyti iki 20% šiluminės energijos. Ir tie namai, kurie eina tuo keliu, iš tikrųjų šitai patiria ir suprantama, turi kur kas mažesnį šildymo išlaidas. O jos tarp geriausių ir prasčiausių pastatų išties skiriasi atskirais mėnesiais netgi iki 3 kartų. Atskirai norėčiau pažymėti ir pačią tokią mūsų stebėjimų, kad vis dėlto keičiasi ir pati šilumos vartojimo kultūra, nes atskiros tarnybos bendrauja su daugiabučių namų atstovais ir su gyventojais pagal jų tam tikrus skambučius dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Ir išties mes matome, kad atsiranda toks konstruktyvus dialogas su šilumos tiekėju dėl
konstruktyvių sprendimų, kad išties sistemos dirbtų racionaliai, šildymo parametrai būtų racionalūs ir duotų ko geriausią naudą tiek komforto požiūriu, tiek ir technologiniu požiūriu duotų geriausią naudą. Tai iš tikrųjų gana malonus ir tokius pažangus pokyčiai, kuo mes džiaugiamės. Sakykite, koks buvo šalčiausias mėnuo, kada vartotojai daugiausiai sumokėjo per šį šildymo sezoną? Šalčiausias mėnuo buvo sausis ir atskiri mokėjimai tuomet siekė, taupiausių namų grupėje siekia 250 litų, vidutiniškai imant, vidutinių namų grupėje jau siekia apie virš 300 iki 330, o tų pačių netaupiausių ar švaistūnų grupėje atskiri šį šalčiausią mėnesį siekia netgi iki konkrečiai komentuojant Vinco Kudirkos 9 namo mokėjimus, kuris yra daugiausiai mokančių grupėje ir jisai pagal savo statybos metus seniausia, pačios sistemos jau yra labai susidėvėjusios, nesandarios ir panašiai, buvo mokama netgi virš 500 litų. Ir tęsdamas šitą mintį apie mokėjimus ir norėčiau pabrėžti, kad vis dėlto mokėjimai, sakykime, to taupiausių namų grupė Algirdo, imant namą Algirdo 27, tik už šildymą per visus šildymo mėnesius šio namo gyventojai, skaičiuojant 60 kvadratų ploto butui, sumokėjo apie 900 litų. Tai manome, kad iš ties namai, kurie tvarkosi gerai, kad ir be didžiųjų investicijų renovacijai, sugeba pasiekti iš tikrųjų labai ekonomiškų rezultatų, nes mes matome, kad vidutinis mokėjimas, vienam mėnesiui šildymai išeina apie 150 litų, kas yra labai panašu į atskirus namus renovuotus. Mes tokią analizę darėm ir bandėm lyginti su Kelmėje renovuotais kai kuriais namais, tai rezultatai yra labai panašus. Bet tai kalba eina apie pačius taupiausius namus, kurie turi pakankamai gerai susitvarkę savo jėgomis būtent pastatus. Vidutiniai namai sumokėjo beveik 1400 už šildymo sezoną. Tai vėlgi mes manome, kad tai yra objektyvus lygis kaštų pagal mūsų skaičiavimus, tai pusantros minimalios algos, tai vėlgi yra, lyginant su Lietuvos vidurkiais, iš tikrųjų yra tikrai optimalus vartojimas, o tų švaistūnų grupėje iš ties jau vartojimai yra kur kas didesni ir mokėjimai vidutiniškai, viršija 2400 litų, tai suprantama, kad pakankamai reikšmingos sumos ir tikrai yra gerai ir malonu žinot, kad iš tos grupės namai ir pakliūna į renovacijos programą ir jie susitvarkė, suprantama, turės ir geresnius efektus. Ar turite duomenis, kelinti mes esame visoje šalyje pagal pigumą? Šį šildymo sezoną įmonė pagal šilumos kainą buvo tarp kitų Lietuvos rajonų buvo vidutiniškai 10-12 vietoje, kaina laikosi stabiliai. Mes manome, kad ji yra ekonomiškai objektyvi ir teisinga, nes įmonė ir toliau vykdo visus darbus, kad kaip pereiti prie biokuro ir kai bus baigti įrengti tiek Raseiniuose, tiek Ariogaloj šiais metais biokuro katilai ir įmonė jau galės pilnai visą energiją gaminti iš biokuro, turėsime prielaidas būtent turėti dar geresnius šilumos kainos rezultatus. Tačiau norėtumėm pažymėti, kad vis dėlto, kuomet mes analizuojame šilumos kainos dydį ir kaštus namų renovacijai, tai manome, kad šilumos kaina iš tikrųjų turi būti
teisinga ekonomiškai, kad turėti gerą balansą tarp namų renovacijos kaštų ir šildymo kaštų ir būtent namų renovacijos projektai būtų perspektyvūs. Sakykite, direktoriui, kokie dabar artimiausi einamieji svarbiausi darbai yra atliekami jūsų bendrovėje? Kaip jau pradžioje minėjau, išties tik pasibaigus šildymo sezonui prasideda realūs būtent visų sistemų, tiek generavimo šaltinių, tiek trasų, tiek šilumos punktų pastatuose remonto darbai, planavimas praktiškai prasideda dar vykstant šildymo sezonui. Tai visi šitie darbai planingai vyksta, kartu vyksta didžiųjų projektų įgyvendinimas. Tai kaip ir minėjau, Raseiniuose baigiama statyti 5 MW katilą su kondensaciniu ekonomaizeriu. Sutartį balandžio 29 dieną dėl rangos darbų pasirašėme su rangovu statyti 3 MW katilą Riogaloje ir skelbsime netrukus konkursą beveik 2 km trasų renovacijai. Tai tokie darbai ir susideda iš einamųjų įmonės jėgomis atliekamų darbų ir darbų, kurie yra projektiniai, remiami ES struktūrinių fondų ir kuriuos atlieka parengti konkursų būdu rangovai. Tai darbai, kuriuos atlieka įmonė arba juos organizuoja. Tačiau pasinaudodamas progą noriu kreiptis į mūsų vartotojus, į pastatų savininkus, kad jie tą vasaros laikotarpį išnaudotų būtent pagal savo poreikius, būtent nedidelių šildymo sistemos remonto darbų atlikimų. Ir tikrai pabrėžtinai noriu kreiptis, kad visi, kad ir mažiausi darbai būtų derinami būtent su šilumos tiekėjo tarnybomis, tai yra su vidaus sistemų priežiūros tarnyba, dėl pačių įvairiausių darbų atlikimo, nes ankstesnių metų praktika rodo, kad kartais kai kurie pakitimai atliekami nesuderinti, o jie dažniausiai turi įtakos bendrai šildymo ir karšto vandens sistemai, dėl ko vėliau prasidėjus šildymo sezonui jie išryškėja ir dėl to kenčia kiti namo gyventojai. Tad, kad neįvyktų tokių nesusipratimų, išties visus darbus kviečiame suderinti ir tik tai tada abi pusės gali išspręsti tos smulkių renovavimo darbus teisinga linkme ir nepakenkti pačiai inžineriniai sistemai ir suprantama, tuomet ir buto savininkas, ir visas namo kolektyvas bendrija turės gerą rezultatą.